Knygų apžvalgos žiūrovams siūloma galimybė pažvelgti į spalvingą ir magišką knygų pasaulį. Čia pristatomi ekonominės, verslo, vadybos, rinkodaros, populiariosios psichologijos, technologinės ir kitų tematikų leidiniai. Į knygų pasaulį pasinerkite pirmadieniais 20 val. Yra daugybė tokių kelioninių, apžvalginių knygų ir būtent kuo jūsų šita išleista knyga išsiskiria iš jų? Visų pirma, knyga Įdomiausios kelionės po Lietuvą tai yra kelionių žinynas. Tai nėra vien tik tai aprašymai, bet tiesiog padarytos, sukurtos konkrečios kelionės, kelionių maršrutai, kuriais vadovaudamiesi žemėlapiais ir aprašymais žmogus gali keliauti arba papildyti savo kelionę arba susidaryti individualų maršrutą. Ir galėčiau teigti, kad tai bene didžiausios tokios apimties ir tokio pobūdžio leidinys, kokį man teko vartyti arba tiesiog teko surasti. Tai iš tikrųjų 440 puslapių knyga, tai tokios apimties būtent maršrutų arba kelionių vadovų mano žiniomis tiesiog nėra. Ar buvo sunku atrinkti būtent maršrutuose nurodytose vietas ir kokiu principu jas atrinkote? Ši knyga, šis kelionių vadovas yra skirtas keliaujantiems pėsčiomis ir automobiliu. Buvo parengti maršrutai ir vandens turizmų ir dviračiais, tačiau jie tiesiog netilpo. Taip, kad visų pirma tai yra tos vietovės įtrauktos, kurios yra patogios keliaujant automobiliu ir pėsčiomis. Pagal mūsų sudarytą kelionių turinį tiesiog taip yra patogiau ir taip yra suskaičiuoti maršrutai. Stengtasi tiesiog įtraukti pačias populiariausias vietovės ir orientuojamas regioniniu principu. Tai yra kelionės yra skirtos vienai dienai, apskaičiuotos vienai dienai, maždaug apie 100 km atstumu, kad žmogus mūsų numatytą maršrutą galėtų apkeliauti vienos dienos metu, arba, sakykime, skirti pusdienį ir praleisti tam tikrus objektus ir panašiai. Taip pat patys maršrutai yra padaryti taip, kad būtų patogu priimti kitą maršrutą ir susidaryti ilgesnį maršrutą, kelių dienų maršrutą, arba tiesiog atrinkti tas vietas, kurios yra įdomesnės, kurios rimtinesnės yra pačiam keliautojui ir susidaryti tiesiog ilgesnį teminį maršrutą. Ar sudarydama ir taip pat leisdama šią knygą, joje galbūt radote kažkokių vietų, kažkokių maršrutų, kur anksčiau nematėte, negirdėjote prieš išleisdama knygą? Kiekvienas keliautojas tikrai turi savo mėgstamiausias vietas, arba tuos miestelius, arba tam tikrus objektus, kurie yra jo patys mėlymiausi, geidžiamiausi. Tačiau sudarydami šią knygą mes vis dėlto orientavomės į įvairaus amžiaus keliautojus, būtent žmonės, kurie yra pakankamai ir išprusę, ir domisi, ir yra smalsūs, ir smalsiam žmogui iš tikrųjų galima pasiūlyti labai daug ir gamtos objektus, ir be jokios abejonės architektūros paminklus, bet iš tikrųjų tai yra pačios iškiliausios vietovės, taip pat papildytos tokiomis originaliomis vietomis, kaip privačiais muziejėliais, visiškai netikėtais, gamtos kažkokiais paminklais, kuriuos galima nusileisti, pailsėti. Tuo labiau, kiekviena maršrutė taip pat yra truputėlį suderinta, ar ne, truputį architektūros, šiek tiek vietos pailsėti, yra numatyta kai kuriuose maršrutuose galimybė pabūti paplūdimyje, pailsėti, pavalgyti, išsimaudyti. Jeigu tik tai galimybės leido, tai buvo tikrai stengtasi, kad kiekviena maršrutė būtų galimybė ir pamatyti, ir pailsėti.